Gegužės 30. Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs išmėginimuose. Laiškas Romiečiams 12 skyrius 12 eilutė. Čia turime parodytą svarbę krikščioniškos gyvenimo kovos dalį. Krikščionis turi įveikti natūralius, įgimtus senos prigimties polinkius ir su pasitikėjimu numatyti pergalę, pasinaudodamas didžiojo išgelbėjimo vado gale. Jis negali pasiduoti pataikaujančioms pagundoms ir apgaulingoms pasisekimo įtakoms, nei nusilpti, apalpti nešdamas prieštaravimų naštas. Jis neturi leisti, kad gyvenimo išbandymai pripildytų jį kartumu ir atbukintų jo jautrumą, padarydami jį niūriu, nuliūdusiu, barningu, apkartusiu arba nemaloniu. Taip pat jis neturi leisti augti pasididžiavimui ir puikybei, pasireiškiančiai savęs demonstravime, arba įsitikinime apie savo asmeninį teisingumą, ir neturi naudotis laikinais gerais dalykais, kuriuos viešpat savo apvaizdą jam suteikė, norėdamas išbandyti jo kaip prievaizdo ištikimybę. Mūsų viltis tapti Dievo ir Kristaus paveikslu, bei dalyvauti palaimose ir karalystės darbe, yra patikimas pagrindas džiaugsmui. Kančių, sielvartų išgyvenimas – tai pakopos paruošiančios mus tam, kad mūsų viltis taptų tikrove, o tai reikalauja kantrybės praktikavimo, kad nepultume, bet kad mes, tuo pat metu atkreipdami dėmesį į tuos sielvartus, pilni optimistinio pastovumo, ištvermingai lauktume ir žiūrėtume į prieš mus iškeltą šlovingą viltį. Tegul kantrybė vykdo savo tobulą darbą, o garbinga viltis taps mūsų. Klausimai, kokie šios savaitės išbandymai buvo susiję su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kokių pasiekė rezultatų? Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs išmėginimuose. Laiškas Romiečiams 12 skyrius 12 eilutė.